13, 14 ir 15% iš nekilnojamo turto sektoriaus pasyviomis pajamomis plus valstybės garantijos. Ir ne bet kokios, o stipriausios ekonomiką turinčios valstybės. Šiame video pamatysite ganėtinai nišinę investicijų sferą, kuri iš pirmo atrodo nepasiekiama paprastam mirtingajam, ypač dėl išties didelių mokamų dividendų, bet čia tik iš pirmo žvilgsnio. O iš antro žvilgsnio ši investicijų sfera 9 iš 10 sukels siaubą, nes šiame video gilinsimės į mortgage-backed securities, lietuviškai tai hipoteka grįsti vertybiniai popieriai. Ir čia būtent toji mortgage-backed securities sfera, turto klasė, kurią netinkamai sureguliavus buvo sukelta 2008 metų krize. Tai šiandien pamatysite, kaip veikia šios investicijos, kodėl jos yra globojamos valstybės, kaip yra uždirbami pinigai investuojant į šią turto klasę ir kurių kompanijų akcijas pirkti, kad gauti 13, 14 ir 15% metinių palūkanų dividendais iš šios turto klasės. Tai žiūrėkite video iki galo ir išvysite platesnį paveikslą, kaip buvo sukelta 2008 metų krizė, kaip veikia hipotekomis grįsti vertybiniai popieriai, kaip iš jų uždirbami pinigai, kodėl jas globoja valstybė, kas 2008 metais įvyko ne taip ir kaip tai buvo sureguliuota ir kaip į jas investuoti. Ir tam, kad su didesniu entuziazmu prisidėtumėte prie šio kanalo augimo, spusteldami like mygtuką, dalinuosi savo dividendinio investicijų portfelio nuorodą, su kuria galėsite matyti ir sekti gyvų laikų, kaip atrodo, kiek daugiau nei $1000 per mėnesį išmokantis investicijų portfelis. All right, the originals were simple. They were just thousands of AAA mortgages bundled together, guaranteed by the US government. The modern ones are different. They're private, and they're made up of layers of tranches. The highest level AAAs getting paid first, the lowest rated Bs getting paid last, taking on defaults first. Now, obviously, if you're buying Bs, you can make more money, but they're a little risky. Sometimes they fail. Somewhere along the line, these Bs and double Bs went from a little risky to dog. No income verification. Adjustable rates. The default rates are already up from 1 to 4%, fellas. And if they rise to 8%, and they will, a lot of these triple Bs are going to 0 too. And that, you're too close, is an opportunity. Tai ką tik matėte, kas yra hipoteka grįsti vertybiniai popieriai ir kaip atitinkamų griežtų reguliavimų stoka sukėlė krizę. Va čia yra viena iš priežasčių, kodėl dabar yra tikrinami skolininkų kreditingumai ir įmamas pradinis įnašas. Lietuvoje paskolos irgi buvo duodamos be pradinio įnašo, ne visais atvejais, bet buvo tokiu atveju ir dar galima sutikti laimingų turinčių mažesnę nei 0,5% banko maržas. Tai buvo ir tokių laikų. Na, o dabar grįžome prie dar senesnių laikų, kai paskolų davimas sužiūrimas griežtai, kad vėl nepasikartotų 2008 metų scenarius. Tai kaipgi yra uždirbami pinigai ir kaip paprastas mirtingasis gali uždirbti iš šios turto klasės. Lengviausias ir tikėtina vienintelis būdas paprastam mirtingajam uždirbti iš šios investicijų sferos yra investuoti į paskolų nekilnojamo turto trestus, angliškai mortgage rates. Klasikiniai trestai uždirba pinigus vystydami, parduodami, administruodami ir nuomodami nekilnojamo turtą. O dabar kiek plačiau apie paskolų trestų uždirbimo pinigų uždirbimo specifiką. Reitai perka paskolų paketus, kaip matėte video iškarpoje, perka krūvą skirtingų kaladėlių, atspindinčių skirtingas paskolas, už kurias renka pasyvias pajamas iš skolininkų ir viena metrikų šioje vietoje yra už kiek nuperka paskolų paketą ir kiek gauna palūkanų. Bet jeigu amerikiečiai dabar moka vidutiniškai 6% už savo paskolas, kaip trestai gali mokėti 15%? Nelogiška. Jeigu jums kilo toks klausimas, labai gerai mąstote. Kaip matėte, filmo iškarpoje yra skirtingo tipo paskolų, prastesniems skolininkams yra uždedamos didesnės palūkanos. Čia sakykime, kaip ir pas mus. 4 metus žmogus dirba, gauna geras pajamas, skolų neturi, bet iš bankų gauna pasiūlymus su didesnėm palūkanom negu dvigubai mažiau uždirbantis asmuo. Ir taip yra dėl to, nes pirmas asmuo banko akyse yra rizikingesnis klientas vien dėl to, kad prieš 4 metus turėjo problemų su antstoliais. Tokiam asmeniui išvis gali atsisakyti visi bankai skolinti pinigus ir tebeliks vienintelė opcija kreiptis į kredito unijas, kur teks mokėti dar didesnės palūkanas. Taigi rūpinkite savo kredito istoriją bent truputėlį, ypač kai nuo 2025 metų, man rodo, vasario, kartą per 2 metus galima bus refinansuoti savo būsto paskolas nemokamai. Tai dabar yra
daugiau, sakykime, motyvacijos palaikyti savo kreditingumui. Šiek tiek nutrupiau, bet manau bus negirdėjusių šių naujienų. Tai už skirtingas paskolas mokamos skirtingos palūkanos, bet vis vien ne 15%, bent jau Lietuvoje ir Amerikoje, bet turime kaimyninių šalių, kur norma yra mokėti apie 20%. Bet vėlgi, ten neinvestuojam. Tai ką papildomai daro M-reitai, mortgage reitai, tai jie užstato turimus paskolų paketus, nes tai yra turtas grįstas turtu ir už tuos pinigus perka daugiau turtų grįstų paskolų paketų. Aišku, nedaro to be galo krašto, nes yra reguliavimai. Tai paprastai tariant, reitai skolinasi dažniausiai trumpam terminui ir mažesnėmis palūkonomis, tai ne dažniausiai mažesnėmis palūkonomis, dažniausiai trumpam terminui, visada mažesnėmis palūkonomis, nei gauna iš paskolų paketų ir taip didina savo pelną. Tai vat taip mortgage rate uždirbinėja pinigus. Kažkas panašaus, kai buvo pasaulyje panika Japonijai paskelbus, kad po baisiai ilgo laiko jį kels palūkanos už skolinamus pinigus, nes pasirodo labai daug kas pinigų yra prisiskolinę Japonijoje už mažas palūkanas ir reinvestuoja tuos pinigus kitur su maža rizika ir didesnėm palūkanom ir iš to skirtumo uždirbinėja pinigus. Tai čia iš panašios serijos. Uždirba daugiau negu kainuoja pasiskolinti pinigai. Ir iš pirmo žvilgsnio įsijungus, pažiūrėjus kompanijų finansus, atšoktų fantaziją investuoti į tokias kompanijas, ypač pamačius skaičius, kokio dydžio yra jų skolos. Žiūrim Two Harbors Investment reito skaičius kaip pavyzdį. 2023 metais pajamos neigiamos $106 milijonai, 2004 metų dar bus patikslintos, bet preliminariai bus 411 milijonų minuso. Skamba baisiai, bet paskolų paketus reikia įsigyti, o tai išlaida, o jie skolinasi pinigus, kad tai padaryti. Aišku, yra ir metų, kai pajamos yra pakankamai didelės ir tuomet yra informacija, kiek kompanijai liktų pinigų, jei padengus visus savo finansinius įsipareigojimus vienu kartu. Ir situacija yra panaši. Yra metų, kai kompanijai liktų daug pinigų, bet tuomet yra metų, kaip pavyzdžiui 2023 metai, kai kompanija liktų skoloje. Tai matant tokius skaičius gali tikrai atšokti fantaziją investuoti tokią kompaniją, tačiau yra valstybinės agentūros tokios kaip Ginnie Mae, Fannie Mae ir Freddie Mac, kurios garantuoja, kad mokėjimai už paskolomis grįstus vertybinius popierius bus gaunami atvejais, jeigu paskolų turėtojai nebegebėtų mokėti savo paskolų. Ir garantuoja, nes pačiai valstybei šitas verslo modelis yra palankus, kadangi jis pritraukia kapitalo į rinką ir skatina ekonomiką. Jei nebūtų šios garantijos, spėju, investuotojų skaičius sumažėtų labai stipriai. Čia labai pragmatiškai pasakiau, aišku, rūpinasi ir žmonių gerovė, kad jie netektų savo būstų ir galėtų kažkiek juos gelbėti. Bet kapitalizme dažniausiai viskas dėl pinigų. Su šiom agentūrom yra labai panašiai kaip su farmacijos kompanijomis, bent jau mano žiniomis. Amerikoje farmacijos kompanijos turi susitarimą su valstybe, kad jų negalima teisti už vakcinas, už jų, trumpai tariant, už vakcinas, kitaip jos jų tiesiog negamins, nes tiesiog neapsimokėtų gaminti dėl teisinių išlaidų. Taip ir čia, M-reitai pritraukia investuotojų kapitalą į šalį ir juos globoja valstybė, nes turbūt joks sveiko proto žmogus neinvestuotų į kompaniją turinčią tokius finansinius rezultatus, kad jeigu reiktų padengti visas savo skolas, būtų kaip su bankrutuojančiais bankais. Tai pakol skolininkai moka palūkanas, pakol yra kas tuos mokėjimus garantuoja ir pakol yra būdų skolintis pinigų už mažesnės palūkanas nei yra surenkama iš paskolų turėtojų, verslas važiuoja. O palūkanos panašu, kad mažės ir toliau, nes tiek Europa, tiek JAV dorojasi su infliacija. Tiek teorinės dalies, dabar parodysiu, kaip atrodo investavimo procesas investuojant į paskolų nekilnojamo turto trestą ir pažiūrėsime trestų pavyzdžių, kurie moka daugiausiai dividendų savo investuotojams. Investavimo procesas yra toks, tai kokį brokerį benaudotumėte, procesas atrodys panašiai, tik atkreipkite dėmesį, kad brokeris būtų licencijuotas, kitu atveju jokia valstybinė įstaiga negins jūsų kaip fizinio asmens investuotojo interesų ir atkreipkite dėmesį, kokius brokeris taiko investicijų įsigijimo mokesčius. Ir taip pat, aišku, galima tai dėmesį į naudojimosi patogumą. Tai mano akimis tai 3 svarbiausi kriterijai. Prisijungus prie savo brokerio paskyros, paieškos lange suvedame norimos pirkti kompanijos pavadinimą arba trumpinį, šiuo pavyzdžiu rašome TWO trumpinį ir tai yra Two Harbors Investments Trusto trumpinys. Jeigu norime pirkti investicijas ne ofisinėmis darbo valandomis, kadangi perkame JAV rinkoje, tai
JAV oficinėmis darbo valandomis, tai kai birža yra uždaryta, vertybinių popierių birža yra uždaryta, nurodome kainą už kiek norime pirkti kompanijos akcijas. Vertybiniai popieriai paprastai yra parodomi tik sveikais vienetais, nurodome kiek akcijų norime pirkti, pavyzdžiui 90, mums iš karto parodys kiek suinvestuosime pinigų, šiuo pavyzdžiui $1074.60, spaudžiame Place Buy Order ir Confirm Purchase. Ką tik matėte, kaip atrodo akcijų įsigijimas naudojant Freedom 24 online brokerių, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių už vertybinių popierių įsigijimą Europoje. Nusipirkti vieną akciją ar vieną fondą ETF vienetą kainuoja tik 2 eurus ir 2 centus. Tai 2 eurai už sandorį ir 2 centai už kiekvieną perkamą akciją. Tai šiuo atveju įsigyti 60 akcijų kainuos 3 eurus ir 80 centų. Pačio holdingo, kuriam priklauso brokeris akcijas, taipogi galima įsigyti Nasdaq vertybinių popierių biržą. Tai čia ten pat, kur parduodamos ir Apple, Microsoft, Tesla, Microsoft ir daugybės kitų žinomiausių kompanijų akcijos. Jeigu dar tik planuojate pradėti investuoti arba jau investuojate, bet dar neturite Freedom 24 vertybinių popierių brokerio paskyros, video aprašyme rasite vardinę registracijos nuorodą ir čia bus step by step instrukcija, kaip susikurti paskyrą be klaidų per 10 minučių. O dabar, kad teorija neliktų tik teorija, žiūrime 3 kompanijų pavyzdžius, bet tai nėra investavimo rekomendacijos. Jeigu sugalvosite investuoti į mortgage reitus, pasidarykite savo namų darbus. Šios paskolų reitus išrinkau pagal mokamus dividendus, investuotojų ekspertų ir Wall Street analitikų vertinimus, kad vertinimai būtų bent jau vidutiniai. Pirma kompanija yra Two Harbor Investment Corporation, tai kurios akcijų pirkimą ką tik matėte. Skaičiuojant pagal dabartinę akcijų kainą, praeitų metų išmokėti dividendai investuotojams buvo 15,08% dydžio ir ateinantis dividendai prognozuojami taipogi 15,8% dydžio. Dividendai yra išmokami kas 3 mėnesius, 68% investuotojų, tai turinčių šios kompanijos šio reito akcijų yra instituciniai investuotojai ir 0,71% investuotojų yra vadinami insideriai, tai su pačia kompanija susiję asmenys. Per pastarąsias 90 minučių tik vienas investuotojas ekspertas yra padaręs analizę, sakančią, kad kompanija vertina vidutiniškai, 3 Wall Street analitikai yra pasisakę, kad yra labai geras laikas investuoti į kompaniją, 2, kad tiesiog geras laikas ir 5 vertina kompaniją vidutiniškai. Antra kompanija mokanti kiek mažiau dividendų yra AGNC Investment Corporation. Praeitų metų ir prognozė ateinantiems metams yra 14,98% dividendais pagal dabartinę akcijų kainą ir ši kompanija dividendus išmoka kiekvieną mėnesį. Institucinių investuotojų ir insiderių investuotojų turi mažiau 40 ir 0,67%. Stebint tiek investuotojus ekspertus, tiek Wall Street analitikus, dauguma pasisako, kad šiuo metu yra geras laikas investuoti į kompaniją. Ir trečioji kompanija yra Annaly Capital Management. Investuotojai ekspertai yra pasidalinę per pusę, 4 sako, kad dabar nereiktų nei pirkti kompanijos akcijų, nei jas parduoti, ir 4 sako, kad dabar yra geras laikas investuoti, o dauguma Wall Street analitikų sako, kad yra geras laikas investuoti į kompaniją. Šis reitas išmoko jau kiek mažiau dividendų, 13,46%, 55% investuotojų turinčių šias akcijos, šio reito akcijos yra instituciniai investuotojai ir 0,15% insideriai investuotojai. Tai šiame video jau sužinojome, kaip galima investuoti į globojamą paskolų rinką ir šiuo atveju gaunant didesnės palūkanas ir garantijas, bei turint likvidesnę investiciją lyginant su telktiniu finansavimu. Čia mano asmeniniu požiūriu ir aš per sutelktinį investavimą neinvestuoju, bet jeigu kas investuojate ir norėsite pakeisti mano nuomonę, kad tai yra geriau, lauksiu komentarų, tik prašau argumentuotų ir padariu, kad neneštų į lunatikuojančią asmens sapolnes, nes baisiai daug laiko užima tokius blokuoti. Jeigu žiūrėjote video iki čia, spėju, sužinojote, kad galima investuoti į valstybės globojamas paskolas ir tai yra įmanoma ir paprastam mirtingajam ir tai nėra sudėtingas procesas. Taip pat sužinojome plačiau, bent jau šviežinome žinias, kas buvo 2008 metais, sužinojome, kad Japonijoje galima labai pigiai pasiskolinti pinigus ir kad Amerikoje nepaduosi į teismą ir nenubausi farmacijos įmonės už vakcinos gaminimą, nes jos tada nustos jas tiesiog gaminti. Mano turimas investicijas galite matyti ir sekti su šią nuorodą, o jeigu dar nesate pasiruošę priimti sprendimų investuoti, galite naudoti ilgalaikių už biržinių vertybinių popierių apsikeitimo D sąskaitas, gaunant iki 4,7 ir 7% grąžos priklausomai nuo naudojamos valiutos, eurų ar dolerių, o nenorintiems naudoti ilgalaikių D sąskaitų yra vienos dienos už biržinių vertybinių popierių apsikeitimo D sąskaitos, kur veikimo principas yra toks taip pat, tik procentinė grąža yra išmokama kiekvienos darbo dienos gale, penktadieniais ir už savaitgalį, bet trumpalaikių grąža yra
kiek mažesnė nei ilgalaikių D sąskaitų. Ir papildomai užsiregistravusi iki vasario 28 dienos gali gauti iki 20 akcijų dovanų, vienos akcijos vertė gali siekti $800. Pasiūlymo kodus ir sąlygos rasite video aprašyme, Freedom 21 vardinė registracijos nuorodą rasite taipogi video aprašyme. Šiame video galite susipažinti su step by step registracijos instrukcija, užtruksite iki 10 minučių, sėkmingų investavimo ir pasimatome kaip visat pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.